Sveiki kolegos. Gyvenime būna įvairiausių situacijų, kartais tenka išardyti jau apmėtytą 4 siūlais su overloku siūlę. Dabar kaip tai padaryti lengvai ir be nervų. Pilnas YouTube'as ir TikTokas visokių būdų. Ėmiaugi ir aš pabandyti vieną iš jų. Taip, viskas teisingai. Čia yra 2 linijos adatos prasiuvimo siūlų. Va šita turbūt pati ryškiausia. Va čia yra adatos siūlas. Va čia jį užkabinam ir ištraukiam. Va šitą. Taip. Ir dar vieną. Kad galėtumėm pirštai suimti. Taip. Vieną išsitraukiam. Kitas adatos siūlas yra tas, kuris apkabina va štai šituos po 2 einančius dygsnius. Matot, va čia 2, čia 2, čia 2 ir čia 2. Ir va tas siūliukas, kuris juos laiko, va šitas va. Va, čia irgi yra adatos. Jį irgi ištraukiam. Overlokas turi tokią savybę, kad jeigu išardysi adatos siūlus, kiti siūlai ardosi savaime. Bet ten esu mačiusi, kad traukia už šitų 2 ir šitų 2 ir viskas ten ardosi. Viskas tai gerai, bet esmė tame, kad traukti reikia už šito apatinio labiausiai. Jeigu trauksit ir tik už viršutinio, viskas ten užsitemps ir nesardis. Traukiam ir už apatinio, ir už šitų 2. Ir ardosi. Taip, va šitas apatinis. Aišku, greitai ten nevyksta, po truputį. Ir už šito, ir už šito. Už visų patraukiu ir iš tikrųjų ardosi. O jeigu jums taip šitas būdas netinka, tiesiog ištraukite abu adatos siūlus iš apmėtytos dalies ir viskas apačiai išsiardys. Tai va tiek. Viso to stebuklo. Su jumis buvau aš, Ramunė Savelienė.